Einšteinas pagal savo tikimybių teoriją pasakė, kad atsitiktinis, nes man ta mano astronomijos mokytoja nieko nepasakė per pamoką, kaip aš jau minėjau, astronomijos pamoką, atėjo pamoka, jin pasakė, kad gyvybė atsirado Žemėje, nes atskrido į ją dalelė. Sakau, mokytoja, iš kur atskrido? Iš kitos planetos atskrido. Sakau, iš kur kitoj planetoje atsirado? Nu, aš jau noriu tos pradžios. Sakau, Želytė, nu koks tavo reikalas? Nu, atsirado, atskrido, nu, kad tau daugiau už visus reikia. Likau be atsako. Ir tas mielasis mano Einšteinas, paprastam kalendoriukyje, kur nuplėšiamas buvo seniau, pasakė štai tokį dalyką, kad pagal tikimybių teoriją, nes į galą jam ten kitaip susišvietė visas jo pažinimas pasaulio, kad pagal tikimybių teoriją savaime sąmoninga gyvybė galėjo atsirasti su tokia pat tikimybė, kaip susprogdinus automobilių, nu, kur vis, kaip ta vadinasi, nu, kur tie panaudoti, sudaužyti automobiliai. Tai, nu, taip, automobilių tą savartyną, nu, ten nesavartynas, gali jie pusiau sudaužyti, kad vat kada tu susprogdini, iškyla visas detalės, o atgal sukrenta veikiantis Mercedesas. Kitos detalės išyra, bet va tokia tikimybė. Galima sakyti, o kodėl ne? Nu, taigi visko būna tiesa, bet jeigu jau taip, o ką mums galvot blogiau? O aš niekaip nesuprantu, kada žmonės sako, a, čia mes nieko nebus. O kam galvot blogiau? Galima galvot geriau. Jeigu tau geriau nes įsivaizduojat ką? Jeigu tu apsiriksi galvodamas geriau ir tu rasi blogiau, ar tiksliau nieko nerasi, nu šiuo atveju, taip galvosi, kad viskas po mirties okei, bet ne su angelais, aišku, ir ne pas Šventą Petrą, o žymiai paprasčiau ir materialiau. Tai jeigu net tu apsiriksi, bet tu būsi nugyvenęs superinį, viltingą gyvenimą, tu gyvensi su tokia begalinė perspektyva, kaip milžinas. O jeigu tu sakysi, ne, ir gyvensi kaip paršas, numiršti ir išsiduri, kas tada? Išsidurti tikint, išsidurti pasitikint, išsidurti avansų jaučiantis laimingam, neįmanoma, nes tu vis tiek jau būni pabuvęs laimingas. Ir to niekas nepakeis, net pats Dievas. Čia irgi mano vienas iš atradimų, aš galvoju, man stogas nučiuoš. Yra dalykas, kurio niekas negali pakeisti, jokie dievai, niekas. Tai yra tai, kas praeina. Tu pasielgiai taip arba kitaip, padarai tą arba aną. Ir tas kažkokioj matricoje įsirašo. Ir to niekas pakeisti negali. Tai kodėl tau nebūti tenai laimingu? Kodėl tau laimės tokias nekraut visame tame, kas praėjo? Tai ir va. Bet pasiliekant tą Einšteino logiką, kad vis dėlto gal tokia tvarka, kokia jinai yra, nes tai yra konkrečiai vis tiek tvarka. Taip? Kaip mes padarom savo rankomis tvarką, va dabar laukai suarti, krantinės pastatyto, šiandien vaikščiau ilgai šito po Vilnių. Tiesiog, kada pradedi tai matyti, įsivaizduot, eini gatvę ir tu žinai, kad kiekvienas akmuo kažkokio konkretaus žmogaus padėtas va čia. Tu gyveni visai kitoje erdvėje. Kada tu pradedi mąstyti, atsekit savo pradžias, jūs pamatysite, ką jūs pajusite. Jūsų tėvai, jūsų tėvų tėvai. Varykit iki amebą, varykit. Ar jūs įsivaizduojate, kad jūs tąsa to, kas prasidėjo kažkada. Ir jeigu kažkur kažkas pasikabino, pavyzdžiui, neturėdamas vaikų, nebėra tąsos. Yra masė dalykų, proto lavinimo, pojūčių lavinimo, kuriuos galima savo taikyti, kad tu suvoktum, kur tu gyveni. Kad tai nėra vien tik tai valgymas, tuštinimasis ir dauginimasis. Paršelio rezultatas yra paršelis, varpos rezultatas yra grūdas, bet žmogaus rezultatas ir vaisius nėra žmogus kitas, ne. Jisai gyvena vėl atskirą gyvenimą. Žmogus pats savo yra tas. Pats savo. Ir jeigu tu iš savęs nieko nepadari, jokie vaikai nepadarys tavęs laimingų. Niekas, konkrečiai niekas, absoliučiai. Jūs galite matyti žmonių, kurie daug visko turi, ir vaikų, ir vyrų, ir žmonų, ir suilgusiais veidais, nes jie nesupranta, kaip Marcinkevičius rašė, kam viso to reikia. Kadangi erdvė šito galvojimo yra labai plati, nes praktiškai labai sunku net pradėti galvoti apie tai, nes nėra orientyrų jokių. Bandymas įsivaryti save į kokią nors religinę mažytę erdvę, kaip narvelį. Jisai tas pats, kas susidaryti savo mažytei tautiniai erdvėjai. Ten gal saugu ir gera, bet tai nėra tavo gyvenimo instrukcija, nes gyvenimo instrukcija tai kaip kokio prietaiso naudojimos instrukcija. Kuo daugiau tu į ją gilinėsi,
tuo daugiau tu žinai, kaip tau elgtis ir kaip nesielgti. Ir net jeigu kažko tai tau norisi, jeigu tu žinai, kad tai tau pražūtinga, pavojinga, tu to nedarysi. Aš jums duosiu va tokį palyginimą. Ir primityvų, kaip ir visi mano palyginimai. Štai tarkime, apie tas nuodėmes. Sako, tu nedaryk ten to, negerk, nesvetimauk ir taip toliau. Ir visa tai skamba, pašnekėjom, gerai, kaip tu. Ką dabar alaus neišgersi išėjęs? Nes tu net nežinai, o kodėl reikia negerti, o kodėl nereikia rūkyti. Dėl sveikatos? Absurdas. Aš antroji savo kadencijoje, kadangi supratau, kad patekau absoliučiai, kur man nereikėjo patekti į Seimą, absoliučiai konkrečiai, nes numirti už tėvynę aš galiu. Aš galiu principingai pakalbėti, kada reikia kovoti už tėvynę, aš viską galiu. Bet sėdėti ten ir rašyti tos įstatymus, aš pirmiausia nemoku, nesuprantu, nenoriu ir negaliu. Aš tada apsėmiau šefuoti kalėjimus, nes kalėjimai tai buvo tokie kaip, konclageriai praktiškai tarybiniai palikti. Be jokių įstatymų, aš irgi paklausdavau pirmą kartą, kada jau pradėjau dirbti žmogaus teisų komitete, prižiūrėtojų, nes kadangi prižiūrėtojai prisigėrė, tarkim, Lukiškėse eina, muša, tai pramaguoja kokį kalinį. Sumuša, čia jie pakaifavo šitą. Aš klausiu jų, jums yra kalinys kas? Yra instrukcija apibrėžta. Koks jūsų santykis į kalinį? Jie net nustėrino tokio, kaip koks. Jokio. Ne žmogus. Labai toli nužygiavom, dabar aišku šito nėra, bet buvo šitaip. Ir visiems ten tie, kurie politikai, jiems būdavo gėda į tokį nešvarų dalyką, kaip kalėjimai kišti nagus. Tai aš tenai ir sulindau. Eidavau, kadangi turi teisę balsuoti, tai aš priimdavau juos kaip normalius žmonės, važiuoju į kokias nors tenai Pravieniškes ir sėdi. Jausmas po to būdavo, aišku, katastrofiškai baisus. Atrodo, kad per tave pervažiavo 3 kareivių kopos, nes tai žmonės atatinkami ir su jais niekada niekas normaliai nebendraudavo. Ir tu darai priėmimą kaip deputatas. Jūsų pageidavimo, jau kažkaip blogai, tai tau viską ir papasako. Reiškia. Tai štai, patekus antroji kadencijoje į visą tą Seimą ir suvokusi, kad iš tikrųjų aš to darbo dirbti negaliu ir pasijėmusi savo šitą veiklos sritį, kalėjiminę tą veiklos sritį, vėl viskas supuolė į tą patį mano didžiojo klausimo atsakymą. Aš supratau vieną tokį dalyką, lankydama to žmonės ir klausydama jų kalbų. Jie visi ten nekalti, ką be padarytų. Net jeigu iš pradžio aš pradėjau nuo to, kad lankiau nuteistuotus mirties bausmę. Tada dar buvo mirties bausmė, jinai buvo pristabdyta. Ir aš tiesiog jos lankydavau, per naujus metus ten ateidavau. Ir kada išklausai tų žmonių, jie atrodo baisus. Aš prašydavau, kad man nesakytų, ką jie padarė. Nes vienas toks buvo seniukas, aš visą laiką jam atneždavau arbatos per naujus metus, ten duonos kasnį. Toks baltas, toks mielas seniukas, ateini pasisveikini. O po to man vieną kartą pasakė, kad jisai ten savo žmoną sukapojo ten gabalais, kad kažką baisaus tokio padarė. Ir tada aš matau jame tai, ką man apie jį pasakė. Ir tada aš pradėjau galvoti, tai palauk. Tai tu anksčiau tu eidavai pas jį ir tau jis atrodė, malonus seniukas, kuris aišku kažką baisaus padarė, jeigu jį nuteisė mirti. Dabar tu žinai ir tu negali. Kas? Įsivaizduot, iš kur atsiranda nuostatos, negalėjimai? Kaip veikia mūsų pačių protelis? Mums to nežinant, visai nežinant, nekontroliuojant. Ir tu nebegali eiti, ir aš už to užsikabinau, aš pradėjau save versti, aš pradėjau klausyti tų žmonių istorijų. Ir kada tu išklausai, kodėl, kas įvyko su tuo žmogum, kuris nužudė 5 žmonės, kad jį motina nuo tiek, kiek jisai save atsimena tenai nuo kelių metų, atidavinėdavo už alaus butelį ten savo tiem sėbram, jis iš viso neaišku, kokioje erdvėje gyvena. Mes dažniausiai žmonės teisiam, aš taip nepadaryčiau, tu nepadarytum, tave mama mylėjo. O jeigu ir nemylėjo, tai neišmetė tavęs kažkur, tai niekam neatidavė. Ir kada tu išmokęs, laikydamas tą savo emociją, sukištas į uodegą. O taip klausai, protingai žmogaus. Ir tu matai, kad nieko kito iš jo negalėjo išeiti. Ta prasme, jisai elgėsi savo logikos rėmose. Ir tada tu supranti, kad jeigu tu supranti tą jo logiką, tu nejauti pykčio. Tu nejauti noro kaip anksčiau, kad, tu vaikžudys, kad išvis. Ir tada tu supranti vėlgi tos pačios krikščionybės truputį melagingą pasakymą, mylėk savo priešą kaip savo artimą. Jeigu tu logiškai neprieini, kodėl tu turi jį mylėti, tu jo nekenti, nes normalus šviesus žmogus, jis nori, kad nebūtų bloga, kad jis išnyktų. O
O blogį įkūnija žmogus konkretus ir tada tu nori, kad tas žmogus išnyktų. Tu nori jį nužudyti, tu mintise tampi žudiku. Tai yra savo proto nevaldymas, nes protas tai nėra informacija. Protas tai yra tas, kuris jeigu tu jo nevaldai, jisai tave taso. Esu ketureilį tokį sukūrus, jeigu atsiminsi, pasakysiu. Tavo įrankiai darbiniai, kūnas, protas ir jausmai. Arba jiems žmogau vergauji, arba jie tavo tarnai. Bet kodėl labai svarbu savyje atsigulus miegoti labai atskirti save, pagalvoti apie save. Nes apie viską žinom, apie kosmosą, kas kur nuskrido, apie viską žinom aplinkui, apie save nieko. Nieko. Iš viso nieko. Nei kaip suvaldyti emocijas, nei kaip suvaldyti protą, nei kaip suvaldyti beviltiškumo jausmą. Šiandien kažkoks vaikas iššoko iš 12 aukšto. Vaikas mažas 12 metų. Iš mokyklos atėjęs. Ko nesuvaldė mokytojai, ką padarė, ko nepamatė. Ir visą tai, vat mes taip pašnekam apie tos baisingus dalykus ir nutiko, nenutiko. Čia mūsų nevaldomas protas. Varinėja mus ten po kančių labirintus, priverčia kitus kentėti, o galima tą viską sutvarkyti, jeigu susivokti ir valdyti. Nes protas yra galingas, protas išrado, aš nežinau, atominę bombą, protas išranda įmantriausius dalykus, jis yra galingas, bet kaip jis galingai destruktyviai gali veikti, kada tu jį paleidi ir jo nevaldai. Taip jisai gali veikti konstruktyviai. Paminėjau tą negerti, nerūkyti dėl sveikatos. Tai yra absurdas, mes net nežinome argumentų, mes vaidome žodžiais, kodėl reikia elgtis taip ar taip, bet mūsų argumentai yra niekiniai. Tai va tuose kalėjimuose aš pamačiau tiek sveikų mulų, kurie sportuoja, jie negeria, jie nerūko, jie myli tą savo sveikatą, tam, kad eiti ir kam nors žiepti, ten du jam yra 2 arba 3. Ne dėl sveikatos nereikia nerūkyti ir negerti. Nes tą sveikatą reikia žinoti, kur panaudoti tą sveikatą. Savaime sveikas žmogus, jis kaip oro nejaučia kvėpuodamas, taip jis nejaučia tos sveikatos. Reikia, kad paslikas gulėtum po apendicito, tada žinau, kaip gera būtų laimė atsistoti, nueiti į tualetą. Bet išgyji nueini ir vėl tu užmiršti tai. Sveikata nėra joks turtas. Kaip ir viskas žmogaus gyvenime, tai yra galimybė, kurią tu užmiršti, jeigu jinai yra savaime suprantama. O grįžtant prie Einšteino, man kokias dar mintis sukėlė, kad jeigu vis dėlto protingai viskas atsirado, tai kaip tada gali žmonės gimti nelygus? Kaip gali žmonių startinės galimybės būti nelygios? Nes viskas yra ok, viskas yra protinga, viskas sutvarkyta labai gerai. Gamta pati save gimdo, viskas yra tiesiog tobula. Išskyrus vieną paprastą dalyką. Kodėl žmonės gimsta su skirtingom galimybėm? Ir tu negali pasakyti, kad tai, tarkime, gamtinis genas numutavo, tu gimei kuprotas. Vienas ir kuprotas, va matė, tą visą laiką rodo tą, kuris iš viso tik tai smegenimis kalba į kompiuterį, laimingas visas jisai ir dar kažkokias tai mums didžias tiesas sako. O kito tik tai kojos, ten 2 centimetrais uždraugės trumpesnės ir nelaiminga. Ir dar kažkokia. Aš galvoju apie tai, aš tai susigalvojau kodėl. Nes viskas turi paaiškinimą. Viską. Ir dabar truputį pabaigsiu apie tas religijas, kurios, tarkime, Azijoje. Jos lygiai tokios pat, kaip ir pas mus apeiginės. Eina žmonės ir budai, vienintelė religija budizmas, kuri neturi dievo. Turbūt žinote, taip, nėra ten dievo, buvo žmogus Buda, kuris paaukojo savo mylimiausią dalyką, ką jisai turi, patį mylimiausią, tai yra žmona ir vaiką, išėjo nuo jų, tam, kad suprasti, kas yra kančia ir žmonėm paaiškinti, tiesiog prašyti gyvenimo instrukciją, ką daryti, kad išvengtų kančios. Tai va. Tai vietoj to, kad tą instrukciją, reiškia, žmonės naudotų, jie ateina kaip ir pas mus į žemę, ten kaktą, jie garbina tą Budą. A, ko jį garbintis žmogus? Kinijoje dar geriau. Kinija mano mylimoji. Kinija yra. Kam tik tai bus kokia galimybė pasikeisti, apsikeisti, varykit, ten kosmosas. Nevelt, keista, pati nustebau. Ten kosmosas, visiškai. Kinija kitaip yra. Jie ten iš vis nereligingi, bet pas juos jų tuose šventyklose stovi kas? Konfucijus. O Konfucijus yra kas? Buhalteris jisai buvo, labai išmintingas buhalteris, kuris prisitarnavo iki to, kad tapo patarėjų valdovo. Po to ten jo mylėjo, nemylėjo, nes jo patarimai buvo labai tokie, labai konkretus, labai dalykiški. Ir stovi pas jas tas Konfucijus ir jie ten tam Konfucijui, bet jie gyvena pagal Konfucijų. Nes Konfucijus vėlgi surašė gyvenimo taisyklės. Konfucijus pasakė, kad
Energija iš niekur neatsiranda, niekur nedingsta. Veiksmas yra to veiksmis. Jeigu tu sakai savo draugai, va, kaip kamaliukas į sieną, džiuk, tau grįžta 10 kartų daugiau. Už tai Kinijoje aš buvau 2 kartus daugiau negu po mėnesį. Prasišlaiščiau ten iš viso. Žmogus normalus pražūtų turbūt. Niekur garsiai kalbant negirdėjau. Nes Kinijoje yra taip. Jeigu tu nori pasakyti, kad tu, tada tu sakai, pasakyk jai, kad man negrįžtų. Už tai aš tau, kuriam jaučiu gerus jausmus, nes taip Konfucijus pasakė, kad negrįžtų tau bloga energija. Ir jie tą naudoja. Jeigu Konfucijus pasakė, kad vyriausias žmogus šeimoje yra Dievas, pas mus 1000 kartų prašyti gerbti tėvą motiną, kodėl aš turiu gerbti, man to ir to nedavė. Man ir taip blogai. Čia vėl diskusiją turėjau Facebook'e. O gal jeigu paliko vaikų namuose, kodėl turiu gerbti? Todėl, kad tu gyvas esi. Tik todėl, ne dėl nieko daugiau. Net jeigu tave išmetė, pagimdė, išmetė, bet tu netyčia išgyvenai. Tokių žmonių kaip tėvas ir motina daugiau nėra pasaulyje, nėra. Jie yra vartai, per kuriuos tu išvažiavai, tu visada būsi mažesnis. Visada konkrečiai. Už tai nesimatok, tau neskaudės. Nenorėk pranokti, nieko. Tai yra tik tai 2 žmonės, negi taip sunku pasakyti. Ačiū, kad jie tau bet ką besakytų, sakytų, tu ten neik, tai nedaryk, su to nedraugauk. Ačiū, kad pagimdė, ačiū, kad... Viskas. Čia braškia, o darykit, kaip jums patinka. O tenai reali pagarba. Nes tenai kiekvienas žino, kad su juo bus elgiamas lygiai taip, kaip jis elgėsi su savo senuku. Už tai galima nuprotėti, jie tenai elektra brangi, jie visą laiką renkasi 2 kartus per dieną pusryčiauti ir pietauti, visom šeimom prie tų savo apvalių stalų. Ir jeigu kokioje šeimoje yra tas jau senelis visiškai nusenęs, tai koks senukėlis jau jam garbėjais neša tam seneliui burną, nes senelis pats jau nebeįsideda. Ir laimingas anūkėlis, kad senelis ten jį paglosti, nes jį Dievas konkrečiai paglosti. Ir tai nėra durnumas, tai nėra apsimetimas, tai yra normalus gyvenimo naudojimas. Ir už tai Kinijoje, kur tu, tai aš suaugęs žmogus, ašgi žinau, kas darėsi Kinijoje neseniai prieš 40 metų, kur vieni žmonės vežė kitus, kurie buvo kaip nusiaubingai trėmė, ten buvo hunveibinai, ten buvo ta revoliucija baisinga kultūrinė, siaubinga. Siaubingai. Ir dabar tie patys žmonės, kuriem yra po 70-80 metų, kiekvienoj Kinijos, kiekviena mieste didžiuliam ir plačiausios krantinės, kiekvieną vakarą jie susirenka su savo pižamo, visi tie žmonės, ir daro savo tą taičiai. Jaunesni vienoj pusė kitoj. Ir tie, kurie trėmė, ir ramu. Kiniška logika, už tai, suprantat, man kilo kokia eretiška mintis, kad kuo mažiau tos tokios religijos, kuri nieko bendro neturi su gyvenimu, kuo daugiau žmogui aiškini, kad tu dulkė, tu šlamštas, vis tiek tas vidinis žmogus, nedulkė, aš nešlamštas, nes ne, tave pradėjo. Tai ir šuniukai, tai kas čia per nuodėmė? Tai Dievas taip surėdė, kad tave pradeda per lytinį aktą. Tai čia kokia nuodėmė? Kas čia blogo? Tai yra normalu. Ir už tai žmogus priešinasi ir besipriešindamas viską ir už tai pas mus yra taip, kaip yra. Tenai yra biškai kitaip, nes vėlgi žmonės suformulavo tas taisyklės, pagal kurias reikia gyventi. Ir tų taisyklių laikytis nėra ypatingai sunku, jeigu tau jau ne visiškai tenai visai stogas nurautas. Ir logika už tai gimsta iš to supratimo. Įsivaizduojat, aš kalbu su jūsų amžiaus studente, bet jau 2 kartą kada buvau. 1 kartą prieš olimpiadą, prieš 10 metų ir buvo dabar prieš kokius 3 metus. Kokia logika? Lyginant su mūsų lietuviška, tarkime, logika. Ten studentai visi dabar jau puola, reiškia, pakalbėkit su manimi angliškai, nes dabar visi mokosi angliškai. Prieš 10 metų negalėjom bilieto nusipirkti stoti, jų skaičiai pagaliukai, ne pagaliukai, tai hieroglifai, miestų pavadinimai hieroglifai, tu negali paaiškinti niekam iš viso, ko tau reikia. Tualeto rasti negali niekur, vienu žodžiu, Kinija. Jie tik žiūri į tave kaip į tokį ir juokiasi, kam tu kitoks negu jie. Dabar viskas yra kitaip ir studentai puola, reiškia, su tavim draugauti, kad tu pakalbėtum angliškai. Ir aš jau tą savo didžiąją anglų kalbą, o mano anglų kalba iš kur? Iš tarybinės mokyklos. O tarybinėje mokykloje mano mokytoja, visi žinodavo, kad niekas niekur neišvažiuos. Niekada. Ir tos anglų kalbos nereikės niekada. Ir aš nuoširdžiai mes iškaldavom tekstą, kurį reikėdavo skaityti, iškali, don. Ir tu net nežinai, kad jis ten kokią prasme turi tas tekstas. Vienu žodžiu. Tik jau kada buvau hipis, tai reikėjo išsiversti Jesus Christ Superstar, įdomu buvo vis dėlto suprasti, ką reiškia. Tai visas mano mokėjimas iš Jesus Christ Superstar. Tai įsivaizduojate, aš dirbau užsienio reikalų komitete
išrinkta aukščiausioje taryboje, nes mokėjau 3 žodžius angliškai. Visi mes, kurie mokėjom, bent kiek kokią kalbą, tai mes dirbom užsienio reikalų komitete. Mazgėm diplomatinius ryšius. Nu ir aš kaip išvykstu ko nors ir sakau, sometimes we feel like a motherless child. O iš kur? Iš spirituals'o negro. A long way from home. Visas mano, nes aš tada žinau, kad tai yra taisyklingai, nes tų laikų aš nebūni Muniku Kareku. Ir aš tada visas strofas reiškia, kur aš prisimenu, iš to paties Jesus, iš to, kaip aš pasakau jam kalbas, nes vertėjų neimdavom, nes pinigus kainuoja, mes taupėm pinigus, važiuodavom net be dienpinigių, be nieko, iš viso tokia, nu, vienu žodžiu. Na, kažkaip tai aš jau labai jums įsiplėčiau, man čia davė valandą, bet aš jau manau, kad čia labai jau daug praėjo. Ir jūs jau tuoj man pradėsite bėgti. Nu, kaip tik 5 minutės. Vienu žodžiu, tuoj mes užsirutuliuosime. Nors aš taip ir nepradėjau kalbėti tai, ką aš norėjau jums pasakyti. Bet man taip kartais nutinka. Tai jeigu jūs turėsite klausimą, galėsite kokį nors klausimą užduoti. Na tai va, baigiant apie tą mano gerąją Kiniją, aš pastebėjau, kad tie žmonės, kur nėra vat, tokios religijos, kur žmogus sudievintas, vienas sudievintas, o visi kiti dulkės, ten nėra to pasipriešinimo ir ten laikytis tam tikrų dalykų nėra labai sudėtinga, nes jeigu tu žinai, tau nėra problemos laikytis, tiesa? Bet jeigu aš žinau, kad ugnis karšta, tai jūs galit man 1000 kartų sakyti, kad tu įkiš ten savo veidą ir tu išnirsi be raukšlių, jauna aš. Tai jūs man galit sakyti, ką jūs norit? Ne, aš žinau, kad jinai karšta. Ne. Bet jeigu aš sakau, kad aš tikiu, aš tikintis, bet man problema nedaryti nuodėmės. Kuo tu tiki? Tau pasakė dievulis, pražūsi, jeigu meluosi. Tai čia tai mano tik fizionomija pražūtų, jeigu aš į ugnį įkiščiau. A čia tu, tavo siela nemirtinga, tavo tas šeimininkas proto ir kūno, tas pražus amžiams. Ir tu turi problemų nedaryti to, tam, kad išliktum? Visą tai vaidyba, tai yra melas. Tai yra konkretus, absoliutus ir visiškas melas. Nes jeigu tu žinai, kad pražūsi, tavęs niekas neprivers to daryti už jokius pinigus. Netgi už amžiną jaunystę. Niekada. Vat tuo žinojimas skiriasi nuo to tikėjimo, pasakyti, religingumu. Kada tu dėl visa ko, nu tenai sekmanį nueini, galvoji, dievuli, matai, čia aš atėjau, tu ten užsirašyk, nes toliau aš eisiu pakriuksėsiu. Bet kai aš jau numirsiu, tai gal tada, nu, duosi vietą prie lango rojui. Tarytum tai ne mūsų gyvenimas, tarytum mes žaidžiam su kažko tai kitu, tarytum kažką kitu. Absurdas. Kartais, aišku, susikrečia prie kapo duobės kažkas. Viskasgi iš tikrųjų. Nu ir vėl. Išgeria, pasilinksmina jau gale, už numirusį išgeria ir vėl viskas. Viskas, vaikai, iš tikrųjų. Viskas absoliučiai iš tikrųjų. Ir vienintelis dalykas, kurį jūs turite, tai jūsų laikas. Ir jūsų laisva valia. Nes visą kitą iš jūsų galima atimti. Galima atimti jūsų sveikatą, jūsų tėvus, jūsų namus, jūsų viską. Viską, jūs nieko neturit. Ir kiek besistengtumėt turėti to, ką jums liepia kaip visi, pinigų, sėkmės, šlovės, jūs grįšit namo. Atsigulsit ir suprasit, kad visa tai tavi yra kaip molis. Nes tai Whitney Houston nusispjaut, kad ją visi pažįsta. Šakės jai nežino kam. Ir galas. Nes Šapranauskui vienodai rodo, kad kažkas jo žavi. Vienodai konkrečiai rodo. Jis ateina ir jis yra tuščias, nelaimingas, nieko netik. Jam kilpa yra geriau negu toks buvimas, nes buvimas baimė. Aš ją esu patyrus tą baimę. Tai yra klaiki, beprasmybės baimė. Nes ašgi durna jau paskutinis mano stadija apie gyvenimo suvokimą buvo tokia. Aš tada pagalvojau, vaikystėje. Jaunesnė už jūs. Galvoju, bet matyt, viską sužino žmogus, kuris pasigimdo vaiką. Nes tai vis tiek tokia mistika. Vaiką pagimdė ir tada tu sužinai apie prasmę. Pagimdžiau aš tą vaiką ir supratau, kad ne tik aš mirsiu, tas vaikas numirs. Visiškai buvo blogis. Visiškas konkretus blogis. Tai va. Tai dabar, baigdama šitą savo visiškai nerišlę kalbą apie nieką. Aš noriu jums pasakyti tokį dalyką. Kad aš atradau, ką ieškojau. Esu stipriai laimingas žmogus. Visada ir kiekvieną minutę. Be jokių mistikų, be jokių savo smegenų tų. Negeriu, nerūkau, ne dėl sveikatos. Nors esu sveika. Nerūkit ir negerti, aš jums pasakysiu, kodėl reikia, galbūt kas nors atsimins. Reikaliukas yra paprastas. Tam, kad suvoktum tuos dalykus, apie kuriuos aš šneku, tu tą suvokti gali tik tai savo sąmonę, daugiau nieko kitų.
Jeigu vanduo yra nebanguotas, tu matai kiaurai, tu gali matyti, kas ten yra. Jeigu bent truputį banguotas vanduo, viso gero. Viskas tik tai tam, daugiau niekam. Tik tai tam. Bet koks sąmonės pajudinimas ją žaloja. Viskas. Ir už tai, kada sako, nu čia mes truputį išgeriam čia, nu tai man tas pats, kas menkas kūnas sužalojama. Ką renkėsi, didelį kūną sužalojama ar menką? Ne, aš menkai, aš tik susipjaustysiu biškelį. Biškį išgersiu 50 gramų arba tenaliuko. Ne, kol tau ger, cool. Bet visą tai drumšiasi, visą tai drumšiasi, visą tai drumšiasi, visą tai drumšiasi. Ir tas klausimas drumstam vandenį nesimato, lieka tik neramybė. Kaip mano labai gerai pažinotam Šapranauskui, kodėl aš jį taip dažnai miniu? Todėl, kad jis labai norėjo atrasti prasmę ir sakė, ne, vis dėlto nėra. Bet tokiu sujauktų protų, alkoholiko protų, tu negali jos pamatyti. Jinai tau gali gulėti, va čia, tu ten konkrečiai jos negali pamatyti. Nes tu tai, kas tu esi, žmogus yra sąmonė. Tai, kas tu esi, tu tik tai tau atsibundu. Tas pats, pabandykit, vat, kurie nerūkote užsitraukti dūmą. Tai yra va tai. O subtilesnis poveikis yra dar gilesnis. Štai pasigydyti galima, aš sakau, sveikata nėra joks turtas. Turtas tai yra suvokimas, kad laikas baigėsi. Bet dabar mes čia praleidom laiką, jūsų brangiojo gyvenimo tapo mažiau. Niekas nežino, kiek jūs gyvensit, gal rytoj paskutinė diena, gal šiandien. Negalvoti apie tai, kam, tai yra tiesiog, nu reikia būti visai su nuvažiavusiu stogu. Nes savaime niekas žmogaus nedaro laimingų, niekas, nei žmona, nei vaikai, nei turtai, nei padėtis. Niekas, ir aš tą jums sakau absoliučiai atsakingai, nes vienintelio dalyko, ko aš galvojau, niekada gyvenime neturėti, tai pinigų. Ir už tai taip kalbėdavau apie jos atsargiai, nes man ypatingai nepatinka žmonės, kurie viską dergia tik dėl to, kad neturi jėgų to turėti. Nu, ten būti profesorium šlamštas. Tu prisimokyk, apsigink, padaryk, tada tu pasakyk, kad tai yra nevertybė. O man teko gyvenime visko to turėti. Man teko gyvenime labai anksti patirti garbę iš socialinio nulio. Mano mama alpdavo badu. Aš turėjau tik vieną suknelę, uniformą. Ir mokykloje mane šokti kviesdavo tik vienas kaušpedas. Jis mokėsi mano mokykloje. Nes jau būdavo leisti eiti su suknelėm, ne su uniformom. Aš neturėdavau. Taip pat to nebevaikščiau. O mama alpdavo badu, kad man batus nusipirkti, mane augino viena. Kada aš gražesnė draugė tenai paprašė, kad aš nuneščiau su ją dokumentus į aktorinį, nes kadangi jinai pati viena drovisi, o aš turėjau eiti į universitetą ir turėjau būti mokytoja. Arba rašytoja, kaip mano mokytoja sakė, geriau rašytoja, nei pedagoginė jau. Tai mama apsiverkė, sako, tu į veidrodį, pažiūrėk vaikelį. Aš tada supratau, ką mano mama apie mane galvoja. Sako, ir mes pažįstamų neturime, kokius artistus tu ten eisi. Ir aš nunešiau tos dokumentus. Ir ten reikėjo pasakyti, aš buvau vienintelį spektaklį mačiau savo gyvenime, buvo dėl tų aplinkybių savo tų šeiminių. Tai buvo Mindaugas, kur mano, ne mano vaikino, mano klasioką įsimylėjusio tėvai nuvedė. Ten tų etiudų, aš nieko nemokėjau to daryti, ką tie kiti vaikai, kurie tenai norėjo stoti, ką jie ten darė. Mane tik tai mano mokytoja per ekspediciją simdavo į Baltarusiją, rinkti tautosaką su studentais, nes taip mane gerbė. Ir aš mokėjau liaudiškų dainų, kurios tada buvo didelė gėda. Tada buvo kaimas, kolchozai. Aš padainavau vieną dainą, pasakiau Salomėjos Nėries eilėraštį, reikia prozos, aš ir jos ne. Nu, gal gale mano neuždavinys įstoti, aš ir iš vis neėjau, aš ėjau su drauge. Ir mane iškviečia po tų visų turų. Ir dar tokį baisų dalyką pasakė. O manęs, kadangi niekas nekviesdavo šokti, taigi aš šokti ir nemoku. Ir staiga sėdi visa komisija ir sako, na, Oželyte, o dabar pašokite. Ten buvo tokia labai prakilni lenkų aktorė, tokia ponia, tokia va. Tai sako, jūs pašokite kaip ta Beata Tiškevič, sako, o mes pažiūrėsime. Be muzikos. O aš man suklauso mano svajonė dainininkė, aš kadangi klausos neturiu. Tai, ir aš taip ten kažką tai... Ar jie paleido kažkokią muziką? Ir kažkas vienas sako iš komisijos, nepataikot, į taktą nepataikot. Ir staiga visi 10 žmonių ploja, nepataikot. Man kompleksuotai, kuri nekentė savo pavardės. Oška. Ryža, vienintelė mokyklų Ryža. Strazdanuota, kojos trumpa. Visa tai man, kuri iš viso su tokiais plaukais ateina. Tokiam. Ir staiga jie taip ploja, nepataikai. Aš galvoju, kodėl aš nemirštu, dabar reikia mirti.
Nes, nu ką, jums juokas, nu jūs įsivaizduokite, kompleksuotas žmogus iki išprotėjimo. Mes eidom su mergaitėm pasivaikščiot, bernai taip aplenkdavus, turi žaik namo. Tada ryžų nebūtų. O Jėzus, Marija, koks siaubas. O dažytis neleisdavo, tai kai nuo manęs nuplauni viską, tai iš viso Kasperis toks. Ir tada kažkas tai mane užlūžo. Aš tai sakau, jūs patys nepataikot. Ir čia jau į nebūtį. Išsikviečia mano ta profesorė. Ir sako, Nijolė, jūs galit manim absoliučiai pasitikėti. Pasakykit, kas jūs. Aš galvoju, gal aš ten ko neprivaidinau, nu tai gal, o pas ją kabinete gal čia, aš iš vis nesuprantu apie tą. Nijolė, kas jūs galit manim pasitikėti? Sakai, Nijolė, aš ir dabar per radiją reikia ištarti man tą vardą pavardę, mane net nukrato. Aš niekaip nepriprantu prie savo kūno ir prie to savo vardo pavardės. Nu gerai. Vienu žodžiu, mes tenai kažkiek tai laiko stumdomės ir jinai sako, suprantat, jūs turit nebijoti mane, sako. Aš esu priėmusi žmogų po kalėjimo atsidėjus. Sako, aš neišbailiuoju. Dar daugiau kalėjimas. Vienu žodžiu, kokie jūsų, sako, reikalai yra su valstybės saugumo komitetu? Aš net nežinau, kad toks yra. Mes buvom hipiai vaikų, gėlių vaikai. Mes tranzuodavom į Taliną. Vasarą tranzuoja, nes mašinų tai nebūdavo, tik tai tie gruzovikai, krovininiai, atviryti tokie. Ir ten mūsų po 10 iš Vilnius mes tranzuodavom į Taliną, nes Taline leisdavo daryti tokius seišinus, nugroti gitarom. Bernai buvo pasidarę gitaras iš tokių trikampių kėdžių. Taburetės buvo tokios trikampės, nes, gitarų irgi nebūdavo. Ir ten bitlai, šmitlai, dar kažkas, tai tarp kitko, va čia yra istorinis, absoliučiai, konkrečiai, visiškai visiukų pastatas, kur grodavo Antanėlis. Pirmas pastatęs Jesus Christ Superstar ir per premjerą atvarė miliciją ir mus visus išvaikė. Tai va, mes buvom klausytai. Na tai va, ir mes tenai, ir didžiausia atrakcija būdavo, kada tu važiuoji per tuos miestelius, ten Bauskė, ten labai gražus kelias nuo Rygos eina iki Talino, visai palei Baltijos jūrą. Ir kiekvieną miestelyje mus supakuodavo milicija. Nu tiesiog mato, kad eina chebra. Supakuoja, o bernai taip susiglaistė tos plaukus, aliejum, čia sviestais, reiškia, odegėlį, kad nebūtų plaukų, tarybiniai tokie visi gražus. Ir supakuoja, atveda į miliciją, parašo tik vardą, pavardę ir adresą, viską ir paleidžia. Ir mums čia būdavo tokia atrakcija. Mes paskui tenai Taline, vieni su kitais girdavomės, kiek kartų mūsų laikė, a kiek jūsų, nu cool būdavo, labai fain. Ir jokių pasiekmių. Ir jinai manęs klausia, o ko aš žinau, aš tyliu kaip partizanas. Tada jinai ištraukė popierių ir man rodo, sako, Nijolė, sako, jeigu jūsų amžiaus žmogus, apie jūsų amžiaus žmogų ateina štai toks popierius, tai jūs kažką turit būti padarius. Tai sako, jūs man pasakykit ir aš skaitau, kad reiškia pilietė Nijolė Oželytė neturi būti įtraukta į jūsų studentų sąrašus. Ir tik tai sudomino mano profesorę, nes aš ten nieko jam neparodžiau. Sėkmė yra nulis, vaikai, nebūna sėkmės. Vieną kartą kalbėjau su savo vaiku, visas gyvenimo siužetai, mes siužetus vadiname sėkmėmis. Siužetas visas, o taip aš matau savo gyvenimą, dabar, kad aš jį visą prasuku atgal, jeigu jūs dar daugiau išgirstumėt, turėtumėt kantrybės, tai jūs išsakytumėt, taip nebūna, šitą bobšę fantazuoja. Bet kadangi aš visada turėjau liudininkų, tai jisai tarytum įrašytas filmas su savo siužetu į video tą kasetę, taip? Į CD. Tada mano vaikas, kuriam aš turėjau tą viską aiškinti, iš karto išdrėskė man akis, tai kam reikėtų gyventi, jeigu viskas būtų rašyta. Jūsų mokymosi programa kitų metų irgi visa yra gatava ir įrašyta. Bet jums reikia ją išmokti. Tik tai praeidamas per tuos įvykius tu įgauni patirtį. O įvykiai, jūs pagalvokite, čia tik atrodo, kad visi skirtingi, gyvenimas, mesgi mėgstam pasakyti, mes visi žmonės skirtingi, gyvenimas toksai skirtingas visų, vienodi visiškai. Jūs pažiūrėkit, pabandykite savo pasiskaičiuoti, kokie įvykiai vyksta žmonių gyvenime. Gimė, numirė, įstojo mokytis, gavo darbą, dar ką, viską. Tai yra tie patys įvykiai, kurie skirtingomis kombinacijomis kartojasi visų žmonių gyvenime. O patys žmonės, kadangi aš dabar apvažinėjau tą visą Aziją ir su Kinais, ir su Birma, ir su kuo tik tai jūs norite, 10 metų aš iš ten neišlendu po 2 mėnesius į metus, aš jums noriu pasakyti, kad saldainių popieriukai skiriasi kiautai, viduj vienodi iki išprotėjimų. Vienodi žmonės. Net jeigu skiriasi išprusimo lygis skiriasi. Štai Dalanama gerai pasakė, kad kol buvo Jėzus ir Kristus, Buda ir Kristus, tai jie
nu gal pakeitė tų žmonių gyvenimą, kurie konkrečiai sekė, o tai ką jie, kaip jie sakė, taip tie darė ir tas žmonių gyvenimą pakeitė. Žmonijos gyvenimą nepakeitė. Kad kažkas vienas gerai gyvena teisingai, tas nekeičia žmonijos gyvenimą. Bet išsilavinę žmonės pakeitė žmonijos gyvenimą. Išsilavinę žmonių protas sukūrė žmogaus teisų deklaraciją. Logika, išsilavinimas ir suvokimas, kad tu būsi saugus tada, kada nebus aplinkui nirštančių ir agresyvių, kada tu neskriausi kitų. Išsilavinimas, proto įvaldymas. Proto įvaldymas, ne informacijos surinkimas. Kartais informacija bereikalinga, jinai yra kaip kupra, kurią žmogus savo nešasi, niekada jos nepanaudoja, prieš kažką pasirodo, o prieš ką čia visi rodomės, žiūrinčių nėra. Tai va. Ir priėmė mane tik dėl to, kad aš gavau tą raštą. Įsivaizduojat? Tai ar aš tą ruošiau? Mums buvo for fun, mano draugai neįstojo į universitetus. Nes kada į universitetą normalų ateidavo raštelis, kad ne. Tai ten niekas nesakydavo, koks jūs įdomus, ten buvo ne. Ir įstojo tik tai tie, kurie hipiavo iš labai aukštų partinių žmonių vaikų. O aš tik dėl to, įsivaizduoju, tai likimas, ką čia aš pati pasirinkau, būčiau stojus universitetą, būčiau šiandieną... Brangioji, tai nėra sėkmė, nes aš niekada gyvenime nenorėjau būti artistė. Aš to dar galėčiau 3 valandas jums pasakoti, kad tai yra neužsiėmimas, tai yra masturbacija savo jausmų, savo emocijų, tai yra pražūtis. Tam, kas ne veltui artistus laidodavo už kapinių sienų. Tai yra ne jokia nesėkmė. Būt kažkuo tai, ką kiti vertina, kame artistų pražūtis. Jie bando vertinti save žiūrovo akimis. Aš pražuvau, kada mane 17 metų vienas lietuvių režisierius, stipriai garbingas, norėdamas paturėti seksualiai, išvežė į kino festivalį. Į Frunzę. Ir aš pamačiau savo mylimiausią aktorių, kuris tik tai darė apie vaikus filmus ir pats idealas, filmų idealas, girtą keturpėsčią varantį besikeikiantį viešbučio laiptais Frunzėj. Būti artistų, aš ir negalėjau pražūti, kadangi man visą laiką tai spaudė. Aš nesu artistė. Aš galiu iki begalybės kalbėtis, aš esu nuoširdus žmogus, aš nemoku vaidinti. Aš net susipykau, buvo toks labai fainas toks kino kritikas Valiulis, pats geriausias, jis vertino mano pirmą vaidmenį, nebūsiu gangsterių brangiojo rimtojo. Nu, Vilniaus kino teatre, premjerai, čia kalba. Ir aš tiesiog raudot pradėjau, aš suprantu, kad jis iš manęs tyčiojasi. Jis sako, vat kaip jinai ten pažiūrėjo, aš matau tas išverstas beprasmės akis. Ta prasme, nu, kad atrodytų, kad jos reiškia, bet aš tai žinau, kad aš ten nieko nemąstau, kad jos nieko nereiškia. O, nu, po to biškai pramokau. Dabar kai kurie vaidmenys buvo visai nieko. Tai va. Taip kad, va taip. Už tai šito nesurežisuosi. Čia yra nesėkmė. Čia yra taip ne tavo surežisuotas siužetas, kurį tu gali paskui atbula tvarka prasekti. Kad tu nie piršto nepridėjai prie nieko savo gyvenime. Tarkim, mano atveju, idealus atvejis tame, kad aš net nieko ir nenorėjau, nes aš nežinojau, ko norėti. Aš sakau, aš buvau iš tokios terpės, iš tokios šeimos, kur mama alpdavo badu, man fantazijos aš net neturėjau norėti ko nors. Už tai viskas, ką aš gavau, man atrodė, kad aš to neverta ir kad kas nors pamatys, kad aš neverta. Mano didžiausias siaubas buvo iki kokių 35 metų, kad visi pamatys, kad aš visai nieko nemoku vaidinti ir tada, kas bus, aš niekada nedirbau. Aš ištekėjau už tokio pat įdomaus vyro kaip ir aš. Man labai pasisekė gyvenime, nes suras bendrakeleivį praktiškai neįmanoma. Taip, nu, nesupuola, tai būna kiti dalykai. Bet jisai buvo tiek įdomus. Nu, kad jis neuždirbdavo pinigų, o pasidarė vaikų. Ir suprantat, ir man reikėdavo vaidinti taip, kad mane paimtų į kitą filmą. O išskyrus tai, kad jisai neuždirbo pinigų, dar jisai turėjo savo požiūrį į artistus. Kad jeigu tu nueini į teatrą dirbti, ir ačiū Dievui, kad jis manęs neleido. Iš viso, man ko nors neleisti būdavo neįmanoma. Aš meluodavau vaikams kieme, kad mama manęs neleidžia. Aš norėdavau būti kaip visi. O manęs nebūdavo galima neišleisti, jeigu man reikia, aš ir eidavau kiaurai. Baisus buvo vaikas. Taip kad, ir suprantat, už tai tą visą jūsų įrašytą programą, už tai kažkiek tai tenai savo priekaištų duoti dėl gyvenimo siužetų, kurie jūs ištiks. Arba norėti juos surišti ir kvaila. Jūs tik tai 100% stenkitės išgyventi ir išmokti tą siužetą, kuris dabar yra. Kaip gyvenimas yra mokykla praktiškai. Čia kada visi nori, kad būtų gerai, būtų idealu, čia ne sanatorija. Nei čia bus gerai, nei čia bus idealu. Atėjai, pasimokiai, varai namo. Bet tugi išmok tą pačią programą, kuri CD įrašyta. Gi 1 10 gali išmokti, o kitas gi 2.
Ir tas, kuris dvejetukų, jam visą laiką atrodys, kad ta programa yra prakeikimas, kad lygima. O tas, kuris, reikia pastangų, aišku, reikia pastangų. Aišku, reikia vietoj to, kad tai, kas malonu, tavo kūnui. Kada tu supranti, kad tai ne tu. Jis sako, duok išgerti. Aš tavo šefas. Aš būdavau 30 dienų, kad suprasti, kas yra šefas. Sakau, esu primityvi labai. Kūnas nėra šefas, biorobotas. Aš taip supratau. Jis man ten po 2 savaičių sako, tu duok, arba aš užsilenksiu. Sakau, ne, negausiu. Ir dar 2 savaitės turėjo palaukti. Ir palaukė. Ir dar dviračių mane pavežiojo po 2 savaičių badu. Mes nebijokite pasakyti savo, kad jūs nepažįstat savęs. Ir ne savęs kaip asmenybės. Ne. Kaip konstrukcijos. Savo galimybių. Kas esat jūs, atskyrus dalis sudedamasias. Nes ten tas vidinės emocijas, tai yra tokios šiukšlytės. Jų ir visos irgi vienodos. Tas meilės, tas savimėlės, kurias žmonės meilėm vadina, po to verkia. Jeigu tu myli žmogų, jeigu myli meilę, tai yra tada, kada tu nori, kad kitas būtų laimingas. Net jeigu jis laimingas su kita. Arba su kitu. Taip kaip vaiką, tai yra viena akimirka, kada myli tą gimusį vaiką, kol jis neišauga ir tu nenori, kad jis ir tau, ir tau, ir tau. O tai yra meilė. Būk tik laimingas, bet kokią kainą aš galiu numirti. Taip galima mylėti visus žmonės. Ir tik tai tas vadinasi meilė. Visa kita yra savimeilė. Yra masė dalykų, kuriuos paaiškinkit savo. Nieks nepasakys, nes nėra to mūsų viešoje erdvėje. Nėra instrukcijos, kaip gyventi. Azijoje biškiai yra. Kaip jie dabar išlaikys bandymą tuo, ką mes praėjom. Jie ubagai. Birmoje aš pasiklydus radau žmonės, kurie kaime vaikšto nuogi. Birma turtingiausia Azijos šalis, ten 80 metų karinis režimas. Bet kaip jie išgyvens tą tvirkinimą turėjimu, vakinai kažkaip ten jiem laikosi. Aš paskutinis mano sakinys, viskas ir žinau. Nes tokio pat amžiaus studentė kaip jūs. Pakalbėkit angliškai. Galvoju, pakalbėsiu aš tai angliškai. Jinai politologiją studijuoja. Gerai. 2 kurso studentė. Ir jinai sako, aš jos klausiu, sakau, o kaip jūs vertinate, aš taip atsargiai, tą kultūrinę revoliuciją, tos hunveibinus, kada praktiškai kiekvienas vidurinį mokslą baigęs žmogus Kinijoje buvo išmestas, išvežtas, žuvo, pražudytas, nes visi, kurie išsimokslinę, buvo priešai. Oi, sako, labai blogai. Tiesiog tai Kinija nustūmė, tiesiog daug ten metų atgal. Aš likau nustėrus, nes visur, kur tu važiuoji Kinijoje, stovi Mao Dzeduno tie jų vado paminklai. Ir aš galvoju, kad tai iš viso negalima apie tai kalbėti. Sakau, o tai po to pagalvoju, gal jinai tokia graži mergaitė, galvoju, sakau, tai gal jūsų šeimoje tai buvo kalbama. Ne, sako, tai mokykloje mes taip mokėmės, kad tai yra totalinis blogis. Sakau, tai gal kas gero buvo tai revoliucijai? Tai ne, nebuvo absoliučiai nieko gero. Oho, galvoju, tai paklausiu aš toliau tada, jeigu dar nieks manęs nesupakavo už tokį klausimą politinį Kinijai. Kinijai laisva iš tikrųjų, yra žymiai laisviau negu mums atrodo. Sakau, gerai, o kodėl tada stovi tie Mao Dzeduno monumentai? Nes pas mus, jūs neatsimenat, nes buvo dar mažiukai arba negimė iš viso. Viskas buvo pradėta nuo to, kaip tenai Buškevičius su kompanija nulėkė į Kryžkalnį, nuvertė mano mylimą monumentą, ten tokia motina laukianti kareivių. Tu galėjai ją kitaip pavadinti, o ne kareivių laukiančių tarybinių motiną. Pas mus buvo greunami, reiškia, tie simboliai. Du. Ir jinai sako mano klausimą, tai sako, kaip tai, kodėl jie stovi? Todėl, kad jie buvo pastatyti, todėl stovi. Aš jau sukaupus tas anglų kalbos žinias. Sakau, bet tai kodėl jie stovi, jeigu kultūrinė revoliucija tai yra blogis totalus. Ir jinai vėl man atsako, todėl, kad jie buvo pastatyti. Aš tada suprantu, kad man reikia klausti, kodėl jie nedestroinami. Tada aš jos ir klausiu, o kodėl jie nesugriaunami. Ir taip žiūri, man ilgai vaikas sako, o ką tas keistų? Tai yra kinų logika. O ką tas keistų? Pas mus gali kovoti prieš skulptūras Žalio tilto. Nuimkite ten tuos dėdukus ar tų 5 kolonos. Bet man ateina ir mane priverčia išsinuomoti skaitiklį per jėgą. Ir tai yra už įstatymo ribų. Bet aš juos įsileidau, kadangi aš negaliu kovoti. Aš žinau, kad tenai žiūrima esmės. Nes Konfucijus sakė, žiūrėk iš esmės. Iš esmės. Ir netgi toks mažas vaikas, va toks. Aš tada galvoju, na palauk, tu man tai pasakėjai. O dabar sakau, o apie Dalai Lamą jums leidžiama kalbėti? Galima, sako. Aš jau galvoju, kad tu esi pakos ir išmes. Nes aš buvau prie Tibete, tenai Čengdu, ten vienintelė vieta, kur tikri policininkai neapsmukia kaip visur, kur ten mašinos stovi kas 10 metrų. Iš ten ateina vienuoliai susideginti tą Čengdu, kad visi matytų tą didžiulį miestą.
Tai tenai vaizdelis jau toks, rūstus, nors stovi tibetiečių parduotuvės, gali kulto reikmenų nusipirkti viskas. Restorane įėjau, tibetiečių restoranas ir centriniai sienoje kabo portretas, ne portretas, rėmai tušti. Paveikslas, bet tušti rėmai. Ir aš klausiu tos padavėjos mergaitės, o jinai tai padarė. Ir aš suprantu, kas ten turėtų kaboti. Jie ten su savo dalykais. Ten Dalai Lama turėtų kaboti, kurio neįsileidžia. Ir kurio bijo. Ir su mumis gyva čia premjerasgi mūsų pasakė, ai, daug tų šventikų, kam aš čia tą Dalai Lamą priiminėsiu, čia tokių kaip šieno pas mus. Tai va. Tai tada klausiu, tai o kaip su Dalai Lama? Kodėl tokia Kinija, tokia didžiulė Kinija? Taip bijo Dalai Lamos. Ir net su valstybėmis nedraugauja, kurios ten įsileidžia į oficialaus vizito. Ir tada ta mergytė man sako, o jūs žinote Kinijos komunistų partijos istoriją? Aš tiesą sakant, nežinau komunistų partijos istorijos, aš tik žinau, kad tas Mao Dzedūnas buvo kažkoks bibliotekininkas Šanchajuje ir ten pradėjo Tai va sako, Kinijos komunistų partija prasidėjo nuo vieno žmogaus, bet jis labai aiškiai žinojo, ko jis nori. Ir jisai susirado bendraminčių, kurie jį parėmė. Ir šiandieną Kinija valdo komunistų partiją. Atsako man 22 metų vaikas. Todėl vienas Dalai Lama, jeigu jis tikrai žino, ko jis nori, jis gali padaryti viską. O kas pas mus yra įkalta į galvą? Vienas laukia ne karys. Tai kad nereikia daug šviesai tamsai prasklaidyti, užtenka žvakutės vienos ir tu varai ją. Karys. Karys. Nes reikia tik vieno pavyzdžio daugeliui. Vienintelio. Kad suprastų žmogus, kad aš nedurnas, jeigu aš suprantu, kad ne taip, ne apie tai čia. Reikia vieno. Ir tada jis supranta, ačiū Dievui. Nes būti labai sunku. Jaustis, kad visas pasaulis neteisus, o tu teisus neįmanoma. Nes tu pats savo tada atrodai pasipūtęs ir iš viso. Ir pats bijai savęs. Nebijokit savęs. Niekas jums nepaaiškino nei kam jūs, nei kas jūs. Aiškinkitės patys, tada jūs busit paprasčiausiai laimingi. Galbūt daugelis iš jūsų, nedaugelis, o kai kurie užsidės kuprinę ant pečių ir pavarys per tą pasaulį. Jis koks gražus, koks jis geras, koks jis fainas, kaip jame galima gyventi, būti. Kažkaip prancūzai, du jauni, stovi Šri Lankoje, pardavinėja bananus. Sako, jūs ką čia darote? Balti prancūzai, pigiausiai už visus bananus pardavinėja kažkokių šeimininkų. Ai, sakė, nusibodo mums toj Prancūzijoje, mergaitės, kai mes čia gyvenam. Sako, kas toliau? Žiūrėjau mane kaip į pusdurnį, į seną tokią kliušką. Kas toliau? Gyvenimas toliau. Gyvenimas, koks nors. O jeigu darysit kaip visi, nesusimastydami, ko jums reikia, galite ir užbaigti kaip visi. Pasidairykite, kiek laimingų senų žmonių matote.